Sveiki, šiandien pristatau Jums 7 lietuvių kalbos pamoką. Šiandien mes kalbėsim apie veiksmažodžių esamąjį laiką su galūne i. Pavyzdžiui, turėti, turi, turėjo. Pasižiūrėkim, kaip šie veiksmažodžiai asmenuojami. Aš turiu, tu turi, jis ji turi. Mes turime, jūs turite, jie jos turi. Atkreipkime dėmesį, kad vienaskaitos antras asmuo ir vienaskaitos ir daugiskaitos trečias asmuo sutampa ir mes tarsim žodį turi. Čia pateiktas pavyzdys, kaip asmenuojamas šis žodis raštu. O dabar pakalbėkim apie veiksmažodžius turėti ir neturėti, su kokiais linksniais jie vartojami. Turėti, turi, turėjo reikalauja galininko ką. Neturėti, neturi, neturėjo reikalauja kilmininko ko. Pavyzdžiui, turėti mamą, neturėti mamos. Turėti daiktą, neturėti daikto. Kaip keičiasi žodžiai galininkė ir kilmininkė, mes matome pateiktoje lentelėje. O dabar, kaip visada, kelios frazės. Ar tu turi draugą? Taip, aš turiu draugą. Antanai, tu turi draugę? Ne, aš neturiu draugės. Ar jūs turite pieštuką? Ne, aš neturiu pieštuko. Gal jūs turite rašiklį? Ne, aš neturiu rašiklio. Ir mažas žodynėlis. Tai yra 5 veiksmažodžiai, kurie surašyti visomis pagrindinėmis formomis. Mylėti, myli, mylėjo, sėdėti, sėdi, sėdėjo, stovėti, stovi, stovėjo, turėti, turi, turėjo, žiūrėti, žiūri, žiūrėjo. Ir trumpai paskaitykime. Svečias. Гость. Labai norėčiau kavos su pienu. Очень хотел бы кофе с молоком. Подавея. Puiku. Gal dar norėsite pyrago? Прекрасно. Может, еще хотите пирога? Svečias, гость. Su kuo yra pyragas? С чем пирог? Padavėja. Turime morkų ir obuolių pyrago. Kokio norėsite? Имеем морковный и яблочный пирог. Какой хотели бы? Svečias, aš norėčiau morkų pyrago su vaniliniais ledais. Я хотел бы морковного пирога с ванильным мороженым. Padavėja, gerai, prašau prisėsti. Netrukus atnešiu jūsų užsakymą. Хорошо, прошу присесть. Скоро принесу ваш заказ. Svečias, дякую, благодарю. И дальше идут задания. По-моему, все ясно. По примеру, надо прописать «aš turiu» ir «aš neturiu». Например, «turiu brolį», «neturiu бролio» и так далее. И дальше надо вписать правильную форму глагола «turėti» и устно ответить на вопрос. Ar tu turi darbą? Kas ten sėdi? Ar jūs turite vaikų? Ką tu myli? Ką jūs žiūrite vakarais? Dėkoju ir iki greito.